dideli ir maži stebuklai. Jėzus atsakė, tu tiki, kadangi pasakiau tave, matęs po figmedžiu, tu pamatysi didesnių dalykų. Jono, 1 skyrius, 50 eilutė. Jėzus buvo su Jonu Krikštytoju. Ten jis susitiko Pilypą ir pašaukė sekti paskui save. Pilypas tada susitiko Natanėlį ir tarė, radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatyme ir pranašai. Bet Natanėlis buvo labai skeptiškai nusiteikęs. Eik ir pasižiūrėk, atsakė Pilypas, ir Natanėlis nuėjo kartu. Jėzus pamatė jį ateinantį ir tarė, štai tikras izraelitis, kuriame nėra klastos. Natanėlis paklausė, iš kur mane pažįsti. Jėzus tarė, prieš pakviečiant tave, Pilypai, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave. Natanėliui tau buvo per daug. Iš kur galėjo Jėzus visą tai žinoti, jei Dievas jam to nepasakė? Ir Natanėlis patikėjo Jėzumi. Jėzus davė jam pažadą, tu tiki, kadangi pasakau tave, matęs po figmedžiu, tu pamatysi didesnių dalykų. Dažnai maži dalykai mus paskatina tikėti Jėzumi. Kartą pamečiau nedidelę detalę ir meldžiausi, kad viešpats parodytų, kur jį. Ir iš tiesų, iškart ją pamačiau. Buvau pritrenktas, nes galėjos neieškojau. Kartą Jėzus išgydė mano tuomet dar mažai sūnų, kai jam įkėlė vapsvą. Išgydė, nes pasimeldžiau. Buvau giliai sujaudintas, kad jis išgirdo mano menkutę maldą. Tokie maži dalykai padaro tikėjimą tvirtą ir nesvyruojantį. Mes dažnai nesugebame suvokti didelių dalykų, bet meilę matome mažiausiuose dalykuose, kaip ir santuokoje. Jėzui tai nebuvo labai didelis stebuklas. Dievas jam tai parodė, o Jėzus tiesiog pasakė, ką girdėjo. Ir poveikis buvo stiprus. Natanėlis iškart patikėjo. Jėzus nori, kad mes nediskutuotume apie tokius mažus dalykus ir neaiškintume jų kaip atsitiktinumo. Jis nori mus nuvesti į tikėjimo mokyklą, išmokyti prašyti didelių dalykų. Mūsų tikėjimas turi nuolat augti, o jis suteiks mums tam iššūkio. Kiekvieną kartą tai reikalaus mūsų sprendimo. Ar aš juo pasitikiu, ar mieliau renkiuosi saugų variantą, ar būsiu kaip Tomas, kuris įtikėjo tik po to, kai pamatė. Didžiausi stebuklai vyksta nepastebimai. Jei galėčiau išgydyti kiekvieną ligonį, ar man nebūtų nuobodu. Bet jei žmogus randa Jėzų ir šventoji dvasia pripildo jo širdį džiaugsmo, tai yra nesibaigiantis stebuklas. Taip, ateik Jėzų, pripildyk mano širdį, savo gyvenimą ir savo džiaugsmo. Pripildyk ją savo šventosios dvasios. Tai yra didesnis stebuklas nei visi ženklai ir stebuklai, kurie tai gali nutikti. Kaip gerai, kad tu mane myli ir priimi, kad duodi man tikrą gyvenimą ir džiaugsmą pilnatvę. Amen.